jeigu mes organizme turime padidėjusi kortizolio streso hormono lygį, kuris yra jau toksai ilgai būnantis, taip, tai ilgai besitęsianti stresinė situacija organizme, lygiai taip pat žaloja žarnyno barjerą, žarnynas gali, ta prasme, apie pralaidų žarnyną, nežinau, turbūt girdėję žmonės irgi yra, kuomet atsipalaiduoja jungtis tarp žarnyno ląstelių ir į kraujotaką gali patekti ir ne pačių reikalingiausių medžiagų į žarnyną. Aš net norėčiau daugiau galbūt simptomų aptarti, nes kad žmonės suprastų, kuomet jau reikia pagalvoti apie tai, ką valgome, nes dažnai irgi, ir pats save pagaunu, juk suvalgy kažkokią pizzą ir tu sotus, bet tu nepagalvoji, kad tą dieną tu jau likai sotus po tos pizzos ar tenai, nežinau, kokį pusfabrikatį suvalgy, bet kad žarnynui tai jokios naudos iš to ir kad tas sumuojasi kiekvieną dieną ir jeigu tavo įprotis toks yra valgyti kiekvieną dieną prastai, tai automatiškai kenčia tavo žarnynas. Tai kokie dar gali būti simptomai, kurie įvardintų, jog yra kažkokia bėda? Vienas iš jų imunitetas, suprastėjęs imunitetas. Toliau, ką mes dar galėtume? Bent jau man tai atrodo ten pilvo pūtimas, gal dar kažkas. Kokie dar būtų simptomatikos? Patys pirmiausia vis tiek, jeigu jau kažkas taip tikrai negerai, mes pajausime nemalonius pojūčius pačiam virškinamajame trakte. Taip, tai gali būti ir skrandžio kažkokie spazmai, tai gali būti ir pilvo pūtimas, gali būti tas pats viduriavimas. Labai dažnas dalykas yra vidurių užkietėjimas. Ir žmonės kažkodėl to net nelaiko kaip kažkokia problema. Aš pati konsultuoju žmonės ir paklausia, ar reguliariai tuštinate. Sako, taip, reguliariai, tai kas 3 dienas. Oho. Tai yra visokiausių. Aš esu turėjus net ir tokį labai keistą atvejį, kur žmogus sako, man labai gerai virškina maistą ir kai man labai gerai virškina, aš nesituštinu, nes man viskas suvirškina ir aš sako, tik tai užvalgau, kažko, kas man netinka, man sako, iš karto išmatos pradeda formuotis. Tai netgi jeigu mes iki tokių... Čia labai skamba kaip didelis kraštutinumas. Jo, jeigu iki tokių mes nueinam pasvarstymų, kad viskas susivirškina, taip nėra, nes mūsų išmatų gali net iki 70% sudaryti gerosios žarnyno bakterijos, toliau nesuvirškintos medžiagos, netirpios skaidulos ir kiti dalykai, tada pasišalina ir toksinai ir visa kita su riebalais ir kitom ten medžiagom. Tai tuštinimasis, tai yra pirmas dalykas, į ką mes turime atkreipti dėmesį ir ne tik į dažnį, bet ir į konsistenciją, spalvą, kvapą ir visus kitus tos dalykus, kas yra be galo svarbu. Tai yra labai aiškus žymuo apie mūsų žarnyno sveikatą. O kaip dažnai tada tuštinti žmogus turi, kad tai būtų lygu sveika? Žmogus turėtų tuštintis kiekvieną dieną. Ir gali būti, tarkim, aktyvesnis žmogus, sportuojantis žmogus, jis gali tuštintis į dieną ir 2 ir 3 kartus. Viskas priklauso, aišku, ir nuo savijautos. Kad jeigu yra pilvo pūtimas, tai dažniausiai, tikrai bus ir kažkokio lygio ir vidurių užkietėjimas ir kiti dalykai. Tai reikia labai, taip atidžiai sekti tą savo kūną ir čia yra pirminiai tie dalykai, ką reikia žiūrėti. Tada, jeigu mes jau praleidome šitą etapą ir ignoruojame, kaip vyksta mūsų žarnynas, koks yra jo judrumas, kaip dažnai mes tuštinamės, tai pasimatys ant odos, visi bėrimai, žvynelinės, aknės ir kiti dalykai. Tai yra kompleksiniai veiksniai, bet tai vis tiek parodys ir žarnyno sveikatą. Aš esu geras pavyzdys, grįžau iš kelionės vakar, ir mano veidas nesimato, bet yra toks išbertas, nes tai buvo man absoliučiai neįprastas maistas ir mano kūnas labai smarkiai sureagavo. Ir pirmiausia, kur aš matau, tai tiesiog... Tai gali būti, pavyzdžiui, tie žmonės, kuriuos kankina visokie bėrimai, tai jie turi problemų su žarnynu, o iš tikrųjų ten naudoja kremukus taip toliau. Tikisi, kad tie kremai išgelbės, bet tai visiškai eina ne per tą galą. Dažniausiai tikrai taip. O kaip su tais baltymais? Nes dažnai sako, kad beria nuo baltymų pertekliaus. Ar čia tiesa? Gali tai būti, nes turėti reikia omenyje, kad baltymas tai būtent ir yra tas elementas, į kurį reaguoja mūsų imuninė sistema. Jeigu, tarkim, jis yra nesuvirškintas ir kūne gali kilti ir papildomi kažkokie uždegimai, gali būti nuo perteklinio baltymo. Bet jo turi tai būti gerokai o dažniausia priežastis, kodėl? Nes šiaip tai įvardina kaip dažniausia priežastį. Šiaip su baltymais čia yra dar tokia iš vis atskira istorija, nes reikia žiūrėti baltymo kokybę. Jeigu jūs suvalgysite labai daug vištienos, greičiausiai jūsų neišbers.
Bet jeigu mes įdėsim ten į dieną, susipilsim į save 5-6 kaušelius to sportininkų vadinamo baltymo, kuris dažniausiai tai gali būti išrūgų baltymai ar kažkokie, problema greičiausiai net ne pačiame baltyme bus, o bendroji sudėty, tai yra saldikliai, visokie tirštikliai ir ko ten tik nėra, dirbtiniai skoniai ir panašiai. Viskas atsiremia į kokybę, ne į patį baltymo kiekį. Ne čia mūsų mitybos problema, mes dažniausiai esam išberti, nes mes skaidulų nesuvalgiam pakankamo kiekio, o ne dėl to, kad viršijom baltymo kiekį, tarkim. Čia vat būtent dar su tais išbėrimais, tai gal toks dažnai būna bandymas atsisakyti pieno produktų, glitimo ir tas ieškojimas kažkokio stebuklingo produkto, kuris ir sukelia tą visą nemalonų veido bėrimą. Ar yra sąsaja su tuo, ar tai vėlgi yra ženklas, kad ne pats produktas kelia, bet tiesiog žarnyne yra prasta gal situacija, trūksta bakterijų, buvo valgoma blogai ir dabar tie bėrimai yra tiesiog reakcija į tą glitimą ar pieno produktus, nors organizmas puikiai galėtų ir su tuo susitvarkyti. Taip. Ar paprastas žmogus turi gebėti valgyti viską, ar visgi tiek yra daug netoleruojančių, kaip dietologai nemėgsta šito žodžio netoleravimas, nes sako, tokio dalyko nėra, neįrodyta, dar nėra mokslo, kuris įrodo, kad kažko kūnas netoleruoja. Tai kiek tas netoleravimas ir mikrobiota susiję dalykai ir kiek dėl to glitimo ir pieno produktų iš tikrųjų mes turime bėrimų? Pirmiausia, tai yra bent 2 būklės, kada glitimas ir pieno produktai iš tikrųjų gali būti jau taip faktiškai įrodyta, kad žmogus negali jų valgyti. Tai kalbant apie glitimą, tai yra celiakija. Ir tai yra aiškiai konkreti genetinė jo būklė, kada mes negalime vartoti būtent to baltymo kviečių. Ir ne kviečių, rūgių ir panašiai grūduose esančio. Antras - laktozės netoleravimas, kada tikrai neskaido piene esančio cukraus, mes negaminame fermento laktazę savo kūne ir žmogui tikrai sukelia pašalinius dalykus. Dabar tie visi netoleravimai, taip, jie dažniausiai rodo sutrikusi žarnyno barjerą, sutrikusią kažkokią tą visą balansą gerųjų bakterijų ir mikrobiotos bendraja prasme. Ir jeigu kūnas yra sveikas, jis iš tikrųjų turėtų gebėti toleruoti viską, bet tai vėlgi yra labai individualu. Smagu, kad pažiūrėjote šį trumpą klipą iki pat pabaigos. Todėl kviečiu visus pažiūrėti pilną epizodą štai čia arba ieškokite nuorodos aprašyme. Iki.